Sveiki visi, žodžiu, šiandien apžvelginėsim dar vieną Life of Luxury epizodą, pirmą dalį galite rasti viršui arba prašyme. Šiaip tikrai gan ilgą laiką neišleido jie jokio epizodų, gaila, nebuvo kontento, dabar prieš 4 mėnesius jau buvo išleistas vienas video It Crawled Into Her Bed at Night. Realiai kiekvienas jų pavadinimas panašiai atrodo. Nežinau, ką daugiau be pridurt, važiuojam į video. Aha. If this kid actually went missing, then the police should be on it. Šitą Or the garsiai FBI. Kas čia per garsai, what the fuck? Well, what's the harm in us going to this place just to check it out? There's probably nothing in there besides garbage and rats. Va, būtent, sutinku su Chesteriu. Dar kas nežino, čia yra main characteris, galima sakyti. Jisai drąsus, savim pasitikintis ir gražu, čia ne man spręsti. O čia yra Chesteris, kuris visą laiką be jokios priežasties sėdi su akiniais, nebent apsidaužęs. Apsikauliečinės turiu omeny. Ir dar vienas jau asmenybės bruožas, jis atvirkščiai kaip Parkeris, tai jis visą laiką bijo visko. Šiaip labai sutinku su Chesteriu dažnai, nes jis visą laiką sako teisingus dalykus, nu patys pamatysit. Maniau, tik žirkėnam yra tokie dalykai sutverti, bet čia žmogaus bėgimo ratelis. Aš tikrai nežinau. Happy Landas. Happy Landas. What the fuck? Kas čia darosi? Ką jūs prigalvojat? Gal iš viso aplamai nespoilinu viso intro, nes čia daug ką pamatyt gali. We received an email from a boy whose best friend, Mikey, recently went missing Dingo. after exploring an abandoned house. Jis dingo. Apparently, Mike- Hebra, ar kažkas iš jūsų eitų vieni tyrinėt apleistų pastatų? Vieni. Tikrai ne. Pasiimat draugų ir tada einat, arba geriau iš viso nei. Daugiau pasirinkimų nėra. that this house in the middle of the woods was haunted. Vidury miškų ir dar apleistas ir vienas nuėjo. Čia Looking at the house, Tai Mikey blogai. said that it sounded like there was people screaming in the basement. The boy who emailed us also mentioned several others in the area have disappeared, and he thinks tu- it has ir tu nori ten something eit, to do ane? with Mikey sent him before going inside. O ne, aš dabar garantuoju, aš dabar kokią 75% įsitikinęs, kad bus jumpscares koks. Dar vienas dalykas, atsiprašau, kad taip dažnai stabdau, bet kiekvienam jų video būna fucking šitų celofanų pridėta, prikabinta, nežinau, plastikinių maišų. Nezoomink seni. Žiūrėk, ir stovi bičas tiesiog čia ir tau gražiai šitas vaizdas atrodo, ne? So tonight we're going to drive out to this abandoned house. Tokį objektą pamatė bičas. A quick word from our sponsor. Ne, palauk. Kodėl čia bananas? Man nereikia to tavo sponsoriaus. If this Žiūrim. kid actually went missing, then the police should be on it. Būtent, ne jūs. Būtent. What's the harm in us going to this place just to check it out? Jūs. Because it's an abandoned house. There's probably nothing in there besides garbage and rats. Būtent. Email Va, me. Chesteris turi pointą tikrai. Nu ir jie važiuoja kitos apleistos vietos. O, Alright, atvyko. I think this is a place up here. Dude, this place is falling apart. Ir You rimtai. actually want to go in there? Chesteris Yes. toks fucking Come on. dub. Jis mąsto. 12 nakties galima sakyti. Vidurnaktis. Ir jie čia. Kodėl būtinai naktį? Džiaugiuosi, kad nebaladoji, nes tau tikrai niekas netidarys. O jeigu atidarys, tai ir atidarys taip, kad tu jau nebepabėgsi. Šlykščiai čia viskas atrodo. Ko šio? Nieko nesupratau. There's a snake in here. Tu tai vadini Snake. Pažiūrėk tai šitą objektą. Tau čia panašu į Snake'ą. Kodėl jisai su kalnais gruoblėtas? Kažkoks what the fuck? I think there's a snake in here. Huh? Just come here. Parkeris, gigačedas. Jau raizina garsas. Jau negerai. Jau ką čia? Free food. Va. Tokį vaizdą pamatęs aš įsijungčiau ant Crocsų sport mode, ar nešiau Crocsus iš čia. Kas čia per masalas, what the fuck? What are you doing? Ar Chesteris jau apsėstas tuo maistu? Senu.
Dude, what are you doing? Pirmai gyriau Chesterį, dabar bišas 1 IQ. Gal Chesteris alkanas, mes nežinom. Ir dabar atidarys duris ir baubas išlįs į senių. Aš garantuotas. Klydau? I think this is just like an exercise wheel or something. Exercise wheel. Dar tokių gym equipmentų yra. Kam šitai skirti, what the fuck? Dude, look at this. I think there's a tunnel here. Come on. O, mačiau gesintuvą. Gesintuvas mentioned. Look at that. Happy Land? Įėjau į tą fucking happy land. Ko šio? Do you hear that? It's coming from over here. Nežinau, man tai iš dešinės ausies eina tas garsas. Kodėl ir folija ten yra, va? Ar čia tie keidžai bus, kurių žiūrėjom? Pačioj pradžioj pastebėjau, kai jie čia atėjo, va dabar ką tik į tą kambarį, prieš nuimant maišą tik vienas garsas buvo, po to nuimi maišą 10 skirtingų garsų atsirado. Oh, thank God. Sir, please. Please, you gotta get me out of here. Pastebėjot, kad jisai straight face'u kalba. Back with another milk. Help! Help! Help me! Help! Help me. He's had me trapped here since I was 10 years old. Turim tai. Hurry! Before he gets back! Wait. Who's he? Who's he? Kas čia toks? Please! You gotta save me! I'm pregnant! I don't want to have a Nesuprantu, baby. kas scenarijų rašė. What are you talking about? He kept me in here for years. Čia crazy shit Help yra. me. Unlock me! Bičiai kamera vis tiek svarbiau laikyti, negu padėti žmogui. Jau rakino duris. Viskas, cooked. Please! Cooked. No, please! Please! Come back! Tai tipo taip ir paliko. Man įdomu, dabar kas bus. Čia aš... Ai, ne duris rakino pasirodo. He looks like a giant rat. Chester, tu esi tiesiog, nežinau, different. Giant rat. We should leave. Man sunku žiūrėti tiesiog, ką aš čia dabar žiūriu. O va dar po sporto ir vandens atsigert gali. Sąlygos gerus. Gerus. Dingo, magiškai. It's gone. I'm getting out of here. Wait. We can't leave them. Chester. Po pirmos nakties basemente. What? O ne. Aš taip šitų vietų nemėgstu, kai pradeda tiesiog kratytis ir nesuprantu, užvaldo ten į kažkas. Gerai, aš nesuprantu, jis ten savo valgo, man atrodo. This thing in its room. It doesn't look like it's doing anything. Wait, the The TV's turning on. Jo. What the fuck, sen? What is he watching? Nemanau, kad iš viso jisai kažką žiūri. Tiesiog step aktyviai. It's just static. Sakau. Eik tu naro, minėsi. He's moving now. Normaliai. Eik tu naro, ką krypį atrodo. Tokio nesutikti realybėje geriau. Bičas visas įsinarinęs ant grindų. Kodėl jisai savo veido išraišką keičia? Net neišraišką, o formą visą. Dude, it's gone. Rimtai. Ir jau jo širdies plakimas tai. Dabar tiesiai į kiemą išauks. Žiūrėk, žiūrėk. Greičiausiai, kad aš teisus. Va dabar pareina Riseris ir 3, 2, 1 arba stauk pradės. Stauk pradės. Ką čia darėsi, what the fuck? What the hell is that thing doing? I can't watch this anymore. Chester. Parkerį, kur tai, ne? O tai jūs kartais nebuvo draugė pirmai? Kodėl jūs fucking skirtingose namo vietose? O? Kažkurį stvers ir kažkaip garantuoju, kad jis stvers Chesterį, nes jis visą laiką būna patyčių objektas. Tipo, užaugino į tokį, ana? We came in from over there. Chesteri, tu miręs. Tas baubas ateina linkiau. Aš sakiau, kad kažkas bus.
Kodėl jisai vėl įsinarinęs, what the fuck? Dabar tiesiai į kamerą žiūrėjau. Aš žinau, kad kažkurioje vietoje turi būti jumpscare'as. Aš įtariu tiesiog taip. O, aš tokį garsą aš girdęs, išnykčiau tiesiog iš čia. Kinda jumpscare'as. Ir pažiūrėkit, čia grinai fucking FNAF'as yra. Bėk. Ir Chesteris tiesiog žiūri šitai. Čia jumpscare'as buvo. Sakiau, kad Chesteris tversa, aš sakiau. Jis vėl transformavo savo veidą. Ir jis laiko tą kamerą. Jis laiko tą kamerą ne tai, kad gintųsi. Tai Chesterį irgi į narvą uždarė. O tai kur tie kiti žmonės? Chester? What the fuck? Ir va dabar dar vieną dalyką nuspėsiu, kai jie abu jau bėgs iš šito namo, jūs pradės gaudyti. Čia tai visą laiką būna pas juos. Nu, arba anksčiau. Kodėl jis vėl savo formą pakeitė? Pirmas žirkeinas buvo, dabar net nežinau kaip apibūdinti. Pušapą iššovė, okei? O viskas, Parkeris dead. Ką tik į tave bėgu? Kaip jis dar nebėgu? Ką jisai? Gokas transformuojasi į Super Saiyaną 3. Nešk seno, tas langas su visom staktom tiesiog ir viskas. Eikit, greičiau, aš negaliu žiūrėti, kaip jie lėtai. Aš nesupratau, ką tik Chesterį atsitrenkė į kameras. O tai kur Chesteris? Jie bėga dabar, man atrodo. Abu bėga. Atsitrenkė Chesterį į kamerą, bet jis kažkokiais tai būdais išgyveno. Nuvarė iki mašinos ir grįžo namo. Ir istorija baigėsi. Paskutinis e-mailas, kurį Patrikas mum atsiuntė, sakė, kad jis eis pats žiūrėti tų draugų. Viskas. Ta patį sakau, čia tokia lempa. Dabar kas nežino, taip, šie video yra suvaidinti, čia yra fake, čia net yra paminėta to video pradžioj. These videos are produced with the intention to entertain and for artistic purposes. Tai čia yra tik skitas, viskas yra fake. Ačiū Dievui, nes jeigu būtų real, tai aš net nežinau, ką tokiu situacijų iš tikrųjų daryčiau. Praeitą epizodą rasite aprašyme arba dešiniai kampe. O dabar skau visų gerų. Jeigu nepaspausit laiko, šitas monstras jūs aplankys.